galėtumėm sakyti, kad sukeitus vietomis sporto šakas, jeigu čia žaistų Lietuvos futbolo ir Didžiosios Britanijos ir Anglijos, tarkim, futbolo rinktinės, anglai privalėtų laimėti prieš mus, nes mes būtumėm outsideriai. Dabargi Lietuvos komanda yra favoritė, ji žaidžia namuose, tačiau, ko gero, nedaugelis iš mūsų ranką prie širdies pridėjęs galėtų pasakyti, kad viskas ramu ir viskas gerai prieš šio vakaro rungtynes, dėl to, kad pirmųjų rungtynių sindromas šiandien dar kartą davė apie save žinoti, dėl to, kad Lietuvos rinktinės žaidimas pasirinkimo cikle nebuvo toks, kokio norėjosi patiems krepšininkams, kokio norėjosi treneriams, kokio norėjosi mums ir šiandien labai svarbu iš tikrųjų pradėti. Antanas Guoga kalbėjo, kad labai svarbu žaisti paskutinės 5 minutės gerai visose rungtynėse, bet aš galvoju, kad šį vakarą be galo svarbu gali būti sužaisti gerai pirmasias 5 minutės, dėl to, kad reikia kažkokio pasitikėjimo savimi, reikia galimybių ir būdų atsikratyti to spaudimo ir to susikaustėjimo, kuris vienaip ar kitaip vis tiek, norim mes to ar ne, egzistuoja. Lietuvos komanda šiandien rungtynes pradės tokiu 5. Rimantas Kaukėnas, Mantas Kalnietis, Martynas Pocius, Paulius Jankūnas ir Robertas Javtokas. Varžovai tuo tarpu žaidžia šiek tiek kitaip. Galima būtų sakyti, kad jie rungtyniaus 2 sunkiaisiais puolėjais. Vienas iš jų yra vienas iš komandos lyderių, tai yra Džolis Freelandas, kitas yra Danielis Clarkas. Abu pataiko iš tolimesnių distancijų, abu yra pakankamai mobilus ir šalia jų lengvojo krašto pozicijoje žais Lolas Dengas, kurio ūgis yra 2,6 m. Jis universalus krepšininkas ir jį sustabdyti arba bent jau pristabdyti bus šiandieną vienas iš didžiausių Lietuvos rinktinės uždavinių. Adegboja Agoluva ir Neitas Reinkingas varžovų gynėjų grandyje. Šios dienos rezultatai dar kartą patvirtina, kad pradėti rungtynes, pradėti Europos krepšinio čempionatą nėra lengva net ir toms komandoms, kurios yra laikomos aiškiomis favoritėmis, net ir toms, kurios demonstravo neblogą sportinį formą prieš šias pirmenybes, dėl to, kad viskas prasideda ir reikia surasti savo vietą, reikia surasti savo žaidimą, reikia surasti šaltą protą ir reikia turėti tą karštą širdį. Ispanai šiandien tik tai po atkaklios ir dramatiškos kovos 83-78 palaužė Lenkiją. Serbai pradėjo prastai, italai pirmavo, tačiau po to didelis serbų spurtas leido serbams laimėti rezultatu 80-68. Šiandien įvyko ir vienas pratęsimas. Juodkalnijos ir Makedonijos krepšininkų rungtynėse prireikė papildomų 5 minučių, po jų Montenegro, tai yra Juodkalnijos komanda, šventė pergalę rezultatu 70-65. Vieni iš krepšininkų, viena iš rinktinių, kuri ramiai susitvarkė su savo varžovais, kaip nebūtų keista, šiandien buvo Gruzijos komanda, kuri Klaipėdoje rezultatu 81-59 nugalėjo belgus. Čia Lietuvos startinio 5 paskutinis pasidarimas, ko gero labiau emocinis nei taktinis už jų. Raudona vėliava ir joje, jos centre Lietuvos simbolis ir ženklas Vytis. Na, baigiant apie jau sužaistų rungtynių rezultatus. Taigi, turkai irgi nesunkiai nugalėjo Portugalijos komandą. Čia mūsų grupė Panevėžyje 79-56, prancūzai 11 taškų skirtumų nugalėjo Latvijos 89-78 ir Graikija netaip jau ir lengvai, kaip galima buvo tikėtis, nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną 76-67. Bulgarai pirmavo likus porai minučių prieš slovėnus, tačiau slovėnai vis dėlto finišavo geriau.